Gazo. Lemą šaltoką. Labadiena, gerbiami žiūrovai. Važiavome Kotorą ir laukiame eiliai į parkingą, nes mes į patį centrą norim atvažiuoti, aišku. Keliaujam kartu su mumis, bus įdomu. Labiau pasisekt turbūt ir negalėjo. Palaukam gal kokį 10 minučių maks sakyčiau. Ir atsilaisvino vietos ir važiavam iškart vietą pukštis. Pasistatėm, einam tyrinėt Kotoro. Kačių miestas Kotoras. Lindame senamiestį. Reikia katiną paglostyti. Tai dabar vien katinų glostymas vyksta. Tai varom pavaikščiosim po senamiestį. Šiek tiek bus apšilimas. Ir tada kopsim į kalną. Ovamo još ima ovoliko i još odavde još ovoliko. Atėjom prie kažkokios bažnyčios. Klaidžiam po senamiestį. Dar vienas katinas. Labas. Netrukdyktų jam šildytis. Šilta. Dabar bandom surasti įėjimą ant tos sienos. Ir kalnu tiesiog užlipsim į viršų. Badau. Negalima liest, sako manęs. Visi čia ateina, glosto, kas nori, kas nenori. Našu, kad radom įėjimą, ne? Plius minus. Aš taip įsivaizduoju. Čiagi mokamas tas įėjimas, ne? Kažkur turi būti vis tiek kasos. Tai viršai ten. Įsivaizdavau, kad nereikės lipti prieš. Dar vienas katinas. Praėjom pro kasą. Davė bilietus. Vienam žmogui kainuoja 15 eurų. Tai už savęs pakankinimą 15 eurų, nes dabar mes turėsime veikti 1350 laiptelių. Nežinau, ar čia visi tokie laipteliai, ar čia be laiptelių, bet vienu žodžiu teks pakopt. Vos palipėjus, jau kaip ir čia gražu visai. O mašiną ten pasistatė, matosi, aikštelė. Nu, va tokie laipteliai. Kiek dar liko? Dar 1300 kokie. Tikriausiai dar Dar virš 1000 bus likę. Dar Kotorė yra uostas. Švartuojasi kruiziniai laivai. Tai čia turbūt ir šiaip visą vadinasi Kotoro įlanka čia, kur mes esam. Labas. Šitas nori būti glostomas. Čia tie katinai kaip per kokį žaidimą, kur būna, kur duoda side questus, ateini, sėdi toks ir tipo ateik, paspausk X ir tau duos užduotį. Mane pasirinko. Nu va, katino miestas. Tai aš pabūsiu. Gerai, davai, tai aš tada varau. Nu, lipam. Pulsas 105. Tai lipam. 105 tavo. Nu va, bus geras workoutas. Vakar mažai vaikščiom palyginus, tai pastarąsias 2 dienas mažai vaikščiom. Nes ilga kelionė buvo su mašina, tiek į priekį, tiek atgal į Taros, link Taros kanjono. Tai mažai pavaikščiota. Tai šiandien
atsigriepsim panašu su kaupu. Girdisi net ir lipant čia aukštai, visas miestas šurmulys. Viena pagrindinė tokia gatvė platesnė palei pakrantę. Tai visi nes jeigu tranzitu Kotorą pravažiuoti, tai vienintelis kelias. Tai čia kamščiuojasi šiek tiek transportas, plius turistai va tokie kaip mes, vis nesigaudantis, varlinėja. Tai ant pačios sienos tikėjausi, kad bus čia kaip lankytina tokia vieta, bus daug daugiau žmonių, bet nėra jokių grūščių, tiesiog ramiai savo tempu eini, ne kažkas maišasi, ne tu kažką maišaisi, bet jau šiek tiek padusau. Lipam toliau. Pasakiau, kad turistų nėra, atsirado. O gal įpusėjom netgi, gal net ir įpusėjom, o gal ir ne. Padavė mokyklos ekskursiją panašu. Hebros, tai jaunimą praleidome priekį. Sparčiu žingsniu jie čia prabėgo. Jau nuėjom kilometrą. Kilometrų nuėjimas truko pusę valandos. Jau nebedaug liko. Ten, kur vėliava, ten mūsų tikslas panašu. Čia kažkokia tai tradicija vandens buteliuko etiketės sukabint. O, ir patalpą papuolėm. Wow. Oh my god! Wow. Wow. Bandom lyst. Viršun. Čia taip griuvėsi. Čia iš vis perdangas sulūžus. Nu ką? Užkopė. Mums pavyko. Užkopėme į viršų. Jej. Griuvėsis tokie šiek tiek žygiuojam. Vaizdinga aikštelė Reino. Nu gerai, tai įkopiam į viršūnę, leidžiame žemyn. Nu ką? Vartame žemyn. Nu nesivartam žemyn, lipam žemyn. Būtų gerai nenusivartyti. Štai ir nusileidom vėl į senamiestį, į šurmulį. Čia dabar esam kažkokiai aikštėj, nežinau, mes prie tos pačios bažnyčios. Ir panašu, kad turistų daugėja, nes lipom į priekį. Kažkaip laisviau buvo, dabar jau čia matos, kad daugiau žmonių atsiranda. Ieškosim vietos kažkur prisėst, atsigert, kažką tai šiek tiek atsigaivint gal ar kavos. Ir spręsim, ką toliau veikiam, kur einam, kur važiavam. Suradom vietelę atsisėst, sakėm kavos, laukiam, kol atneš kavelės. Čia pagrindinė tokia aikštė, tai nemažai turistų, šurmulys. Nu, bet nėra ko tikėtis, šiandien penktadienis, tai dar ypatingai ir vaikų ekskursijų kažkaip daugiau gal kažkokių. Tai yra judesio mieste visai. Man nupirko ledų, tai va, aš po kavelę šaunam dar ledų. Ir tada žingsniuosim dar kažkur tai pasivaikščioti. Toliau slampinėjom, kačių vėl radom. Čia maistą papilta jom, tai kodėl jam nebūt. Tai dėl ko Kotore daug kačių, tai dėl to, nes istoriškai Kotoras buvo uostamiestis ir su laivais į miestą patekdavo daug žiurkių, nu tai kažkaip reikėjo kovoti su tom žiurkiam, tai buvo katės pasitelktas į pagalbą ir padėjo sugaudyti visas žiurkės. Ir po to galiausiai taip jis čia apsigyveno. Pasidaugino natūraliai populiacija. O dar Kotoras turi uostamiestį, dabar dar yra uostas.
neatplaukia kruiziniai laivai. Kadangi įlanka yra pakankamai gili, tai dėl to gali atplaukti ir laivai čia ir pasišvartuoti. Tai miestas dar įtrauktas į UNESCO paveldą, nes dėl seno miesto persipina architektūriniai stiliai. 1979 metais miestas buvo stipriai nukentėjęs nuo žemės drebėjimo, po kurio teko atsistatinėti jau taip rimčiau. Ir dabar mes atėjom į tokį vietą, kur pilna katiniukų yra. Išėjom iš senamiesčio, eisim dabar į tokią labiau vietinių gyvenamus plotus. Ieškosim kepyklėlės, kur kepa jų tradicinį, jų tokį kepinį burėkį. Tai iš tešlos toks, iš sluoksniuotas tešlos kepinys su kažkokiu tai įdaru, arba su sūriu, arba su mėsa. Dabar mes jau už senamiesčio esam, tai eismas, nes ten senamiesty, tai kuo toliau, tuo labiau turistų jau daugėja, šurmulys didelis. Jau išėjom iš pagrindinių tokių kelių. Taip biškai matosi tik paėjus šiek tiek iš šono, tai jau kažkaip nebe taip tvarkinga. Nors šūdą nelipau kažkokį. Atėjom tiesiog į tokią neturistinę vietą. Kepyklėlę. Pasiimsim burėkų su sūriu. Eisim ant salelę po to sugriaužt. Va čia yra burėkė. Bėgam per kelią, bėgam. Kaip mes ir mėgstam per kelią bėgioti. Einam į pakrantę dabar, ant soliuko atsisėsim. Va toks burėkas, ar burėkį, nežinau, čia su sūriu. Bet labiau atrodo kaip varškė mūsų. Nu ir su vaizdeliu įlanką mes dabar užkandžiausim. Nu, kaip sako vienas televizijos personažas, skanu. Sukirtom po burėką. Tai vienas burėkas kainuoja 2,50 €. Tai bet toks neblogas visai dalykas. Tai dabar grįžtam atgal link senamiesčio, eisim į mašiną, važiuosim iki keltuvų, kelsimės į kalną, kur yra, kaip čia pavadinti, kalnų rogutės tokios ant bėgių nusileidimas, vėl pramoga ekstremalesnė. Matysim, ar taip pat baisu kaip šitas ziplainas, ar vis dėlto ne tai baisu, nes realiai ore nekabės, sėdėsim rogutėse. Gal ašarų nebus gal nebus ašarų šiandien džiaugsmo. Tik kai sankryžėlė. Sankryža vienas didelis mazgas visko. Ir perėja, ir žiedas, ir dar šviesoforo reguliuojama. Nu, įdomesnė tokia pas mus tokių nėra tikrai. Nu, 11 kiaulių. Pusiau už mane parkavimo sistemai važiuojant duoda bilietuką, išvažiuojant sėdi žmogus, kuris paima tik tai grinais, bet nuskenavo tą čekiuką netgi ir tada pasakė kainuoja. Tai 11,40 sumokėjom už nuo pusės realiai 11 iki dabar po 3,40 yra. Atvykom iki cable car, iki šitų keltuvų kalnų ir kilsim į viršų. Pasistatė mašiną aikšteliai. Aikštelė irgi parkingas mokamas pasirodo. Valanda euros berods. Visur viskas mokama, vienu žodžiu. Ką darysi? Turisto mokesčiai visur. Nusipirkom bilietukus ir kilsim į viršų. Žmogui vienas bilietas per vieną atgal kainuoja 18 eurų. Nu tai per abu matematiką 3-6 eurai. Ir apie pusės, o po to dar tos mašinėlės rogutės dar kainuos papildomai.
Kokias dainos? Na. Nu ką, kylam privačiai dviese, o tiesiog gerai, smagu. Kažkokio Pugačiovo groja čia. Taugi patinka? Labai Pugačiovo patinka, turiu vinylinę plokštelę. Realiai užkilsime kilometro 300 metrų aukštį virš dar netgi. 1,360 gal. 4,8. 1,348. Na jo. Nuostabiai matosi visas Kotoro įlanka visa matosi puikiai. Su mašinai šitą kalną užkilt, tai virš valandos, man atrodo, gaunasi, nes serpantinais, kol užkyli, kol ką, tai užtrunka, tai susimoka 18 eurų ir per 11 minučių užkyli. Užkilom, o, vėsoka. Užkilę ant kalną, atėjom iki amfiteatro. Labai sutvarkyta turistam visa infrastruktūra, naujai matosi asfaltas išklotas, pridaryta takų, sužymėta viskas aiškiai. Tai ir haikinimo trasos, ir apžvalgos taškai, ir čia amfiteatras. Bliama, mes čia aukštai tikrai. 1,350 Nu, įspūdinga. Važiuosim kaip su rogutėm, bus įspūdinga mums dar. Ar bus trioka, ar nebus. Nusipirkom bilietus. Einam į eilę dabar laukti važiavimo savo. Važiavo mano bolidas. This is gas. Yeah. This is stop. Okay. Nu ką, važiuojam. Čia dar gazas stabdis yra, pasirodo. Šiaip šaltoka pakankamai yra. Nes čia nieko neapsirengiam. Dabar jau šiaip laukiam, tai 40-50 minučių beveik netgi pralaukiam eiliai. Ką? Kažką lyg sakė, nesakė. Ir ką? Užkylam į viršų. Let's go! Ohohoho! Oi, vėjuota. Vėjuota. Ohohoho! Ohohoho! Oh, Jesus. Oh, attention curve. Gazo. Pliama šaltoka. Wow. Kokie vaizdeliai. Nu ir dabar gazo. Šitas buvo baisesnis. Ir viskas. Atvažiavom. Wow. Wow, va. Šiaip sakyčiau, sušalau. Šaltoka. Ir kad čia trūko kokią minutę. Ir tai dar gal nepilnai.
Bliama, šalta, labai šalta. Labai šalta. O, paskutinis posūkis. Ir į viršų keliamės. Nu, dabar jau tiesiog užkelinės. Ai va, parvažiuoja. Bliama, net rankos dėl kaip šalta. Nu, šiaip smagu, tikrai verta. Kaip kaina 8 eurai, nepalygint su ziplinu 30 eurų. Ekstremo gal ne tiek daug, kiek su ziplinu. Bet, nu, vaizdai ir viskas, ir pats dar gali, kadangi kontroliuoti šiek tiek, stabdytis, pagreitėti, tai tas dar prideda, ta kontrolės jausmas šiek tiek prideda pasitikėjimo. Net žodžiai jau veliasi burnoj. Šiek tiek tikrai sušalau. O netgi purtausi. Negaliu diržą atsisėkti. Kodėl negaliu diržą atsisėkti? Diržą pasirodo galima atsisėkti tada, kada leidžia jį atsisėkti. O ne bet kada nori. Ką, šokam lauk. Taip, su ranka dreba, šalta. Labai gera pramoga, net ir man. Apsirenkit visi, kas važiuosit. Jo, bet apsirengti, jeigu reikia link vakaro, tikrai nesvėsoka. Labai gražu, gražus vaizdai, fantastiški. Šiaip dabar tas saulėlydis, toks pusiau saulėlydis dar, nes dabar jau be 10:06, tai jau 6 po 6:20 jau nusileido saulė. Tai taip visai tikiuosi stabilizacija suveiks, nes ranka tai dreba nuo šalčio. Ką, varom važiuoti atgal, net nebūnam čia jau, o dar būnam. Labai šalta. Varom. O čia, lemma, čia baisiau negu su tuo roller coasteriu. Krikštadievo muzika groja. Gerai, jau matėt, kai kylame viršų, tai nėra čia kur jums žiūrėti kaip ir į apačią. Susimatom apačioj. Na ką, gerbiami žiūrovai, nusileidom į apačią. Pasitikom saulėlydį labai gražų, kaip tik dar į kalnus nusileido saulė, kol mes leidome su keltuvu. Pamačiau lėktuvas kaip kyla, nes matos Tivato oro uostas, tai irgi dar džiaugsmo buvo. Tai šiandien buvo tokia įspūdžių diena. Ir ekstremalumo šiek tiek su tom rogutėm ir keltuvas šiaip irgi kalnų, tas lynų keltuvas nėra, kad labai ten jauku būtų. O dar lėktuvas kyla. Tai gerai, mes dabar judėsim apie valandą kelio atgal iki viešbučio. Grįšim, jau bus sutemę. Vėl vakarieniauti ir miegoti. Nes po šiandienos pasivaikščiojimo matyt nuomarka bus. Gerai, tai ačiū, kad žiūrėjot, subscribekit kanalą ir iki kito video.